Sveiki, draugai, bičiuliai. Turime 2 kaltus. 2 fainus kaltus. Čia lipdukas dar aišku išlikęs. Tai yra, kaip sakau, 2 japoniški kaltai. 2 faini japoniški kaltai. Čia lipdukas nukrytęs, bet kaltukai superiniai. Bet kodėl aš darau šitą video? Video darau ne pardavimui, ne tam, kad jums čia kažkokį aukcioną padaryčiau. Video darau tam, kad supažindinti jums su Kinijoje pardavinėjimais kaltais, ale japonais ir tikrais kaltais japonų. Didelio skirtumo jie neturi. Gal paprastai žmogus nusipirkęs tokį kaltą, kuris Kinijoje kainuoja beveik 100 eurų ir sakys, aš turiu japoną. Labai jie panašus, bet mes geriau įsižiūrim į patį kaltą, į jo struktūrą, į jo apdirbimo struktūrą. Tai šlifavimas, tolygus kampai, matosi šlifavimo žymės. Plius čia gerai įsižiūrėjus matosi tekinimo žymės, kad jis buvo tekintas. Kažkur čia paplota biški, bet jis yra tekintas. Čia sujungimas būtent, tai vėl neaišku, ar jis tik imitacija, ar čia greičiausiai, kad imitacija bus. Nebandžiau ardyti, žiedelį pažiūrim. Irgi toks jau matosi nekokybiškas darbas. Tai turime kinietišką vadinamą padielką, kuri yra žymiai pigesnė, bet ir šiaip kainuojanti beveik 100 eurų. Tai yra po 89, po 90 kelis mačiau Kinijoje. Tai taip žmonės gali būti apgauti. Imame tikrą japonų kaltą, jau iškart mediena skiriasi, aišku, lipdukas gali išlikti, gali ne, žiedelis jau biški kitoks visai. Imame čia žiūrime, čia jau jokių frezavimo nebėra, bet matosi, kad kaltas yra kaltas, nukaltas jis, o ne išfrezuotas, visiškai kitaip apdirbta. Matote čia ir čia. Labai panašu, bet pagrinde žymės čia jau eina storėjančia tvarka ir jis yra nukaltas, neišfrezuotas. Dar vienas dalykas, matote 2 sluoksnius, tai jis yra laminatas, apačioje yra gana prabangus širogami plienas, baltasis super plienas, be galo kietas, kuris šios japonų kaltus padaro įspūdingais. Tiesiog įspūdingais. Tai yra kietas minkštas plienas. Pažiūrim kinietišką kaltą. Mes jokių 2 sluoksnių nematome. Tai yra 1 sluoksnių kaltas paprastas. Aišku, įdubimą turi tokio ale japonas. Kaip ir čia. Bet tai yra 1 sluoksnio ir neaiškios kokybės kaltas. Ar tai geras, ar tai blogas, neteko išbandyti. Tai tokia informacija jums. Iki, draugai.